Ramybės visiems. Mes esame Biblijos tyrinėtojai. Apsvarstysime šios dienos temą į pragarą ir atgal iš jo. Nors mano ši tema skamba šiek tiek sensacingai, užtikrinu jūs visus, kad iš tiesų taip nėra. Ir kad į šį klausimą žiūrėsiu itin rimtai, į kiekvieną teiginį, kiek įmanoma, įrodysiu, remdamasi šventuoju raštu. Nekalbėsime lengvabūdiškai šią temą, kuri yra sukėlusi daug nelaimių, daug širdies skausmo, daug dvasios sielvarto, nei visi kiti klausimai kartu sudėjus. Jis sukėlė šias kančias geriausiams viešpaties pasekėjams. Nenoriu ypatingai kreiptis į tuos, kurie yra tokie savanaudiški, kad rūpinasi tik savimi, savo šeimos nariais ir kurie visiškai patenkinti, leidžia, kad kiti tegul amžinai kenčia, jei tik jų draugai išvengs tokios nelaimės. Ypač noriu kreiptis į tuos, kurių širdis ir galvos yra iki išsekimo, jaudinasi dėl šio klausimo. Į tuos, kurie verkia ir meldžiasi, prisimindami savo sūnus, savo dukteris, draugus, kaimynus, tėvus ir vaikus, kurie mirė, nepriėmė Jėzaus kaip savo gelbėtojo, nepriėmė vienintelio po dangumi žmonėms duoto vardo, kuriuo galime būti išgelbėti, kaip tai rašoma Apaštalų darbai, 4 skyrius 12 eilutė. Drįsčiau teigti, kad tie, kurie nepritarė dėl amžinų kančių, yra geriausia Dievo žmonių dalis, turinti jautrias širdis ir panašias į Kristaus. Kažkada ir aš išgyvenau panašią sumaištį, kaip ir kiti buvo priversti pasakyti, kad dabar galime pasakyti, kad nebetikime šią amžinų kančių doktriną, nes tai neparemta šventuoju raštu. Kai kas tiki, kad Dievas iš pat pradžių žinodamas pabaigą sukūrė mūsų rasę, mūsų žmonės tokiomis sąlygomis, kokiomis matome šiandien, kad jis įsteigė didelę vietą vadinamą pragaru, kad kankintų žmonės, kad jis sukūrė gausybę ugningų velnių, kurie turėjo su tuo susidoroti ir kad jis gausiai parūpino ir degalų ir viso kito, kad palaikyti kankinimus per visą amžinybę. Iš tiesų, jaučiu dėkingumą Dievui už supratimą, Dievo gailestingumo ir malonės, kad Dievas davė supratimo. Žinome iš pagoniškų teorijų, jų demoniški dievai, tai piktavaliai, iškrypėliai, negailestingi, tai žinomi visoms pagonių tautoms. Biblija vienintelė iš visų religijų knygų moko apie meilės Dievą, gailestingumo, užuojautos Dievą, užjaučianti savo kūrinius ir trokštant išgelbėti juos iš puolusios būsenos. Būtent šiais tamsiaisiais amžiais, tamsiaisiais viduramžiais, Kristaus dvasia, meilės dvasia tarp krikščionių išblėso iki tokio laipsnio, kad jie manė, jog visiškai teisinga ir Dievui patinka, jei jie vienas kitą kankina, jei degina vienas kitą ant laužo, kankina vienas kitas sukdami pirštus, pripila vienas kitam į ausis ir burnas išlydyto švino, būtent tuo metu, kaip tai buvo daroma viduramžiais. Jie sako, kad tai yra Jėzaus ir apaštalų mokinimas, mokslas. Iš tikrųjų, senovės inkvizitoriai savo bičiulių ir draugų kankinimą pateisindavo būtent tokiu pasakymu, kad tai jie pamėgdžioja Dievą,
kad jų aukos po mirties pateks į visagalio rankas ir bus dar labiau baisiau kankinamos. Žmonės savo elgesiu aiškiai parodo savo kūrėjo. Jis galvoja, kad taip Dievas nori. Protingi žmonės visur ir visuotinai atmeta šią doktriną apie amžinas kančias kaip prieštaraujančią blaivam protui. Tačiau deja, įsitikinę, kad ši doktrina yra švento rašto mokymas, tie patys protingi žmonės atmeta ir Bibliją. Praranda tikėjimą ją, apskritai nukrypsta į netikėjimą, į spiritizmą, filosofiją. Jei šiandien man pavyks jums įtikinti, kad šventas raštas nemoko šios absurdiškos teorijos apie amžinas kančias, kurios neva grindžiamos švento rašto teiginiais, pabandysim įrodyti, kad švento rašto pragaras yra logiškas, racionalus ir pastatytas ant švento rašto pamato. Kad švento rašto pragaras yra kitoks. Pateiksiu biblinių įrodymų, kad biblinis pragaras visai nėra kančių vieta. Kad šis terminas reiškia mirties būseną, kapą. Parodysiu jums, kad šventas raštas moko, jog ir geri, ir blogi žmonės patenka į biblinį pragarą, kapą. Ir kad jų išgelbimo viltis ir prisikėlimo viltis yra dėka išganytojo, kad Dievo dėka nustatytų laiku jie bus išlaisvinti. Tikriausiai visi žinome, kad Seno testamento Biblijos Senasis testamentas parašytas hebrajų kalba, o Naujasis testamentas graikų kalba. Pradėsime nuo Seno testamento. Pamatysime, kad visur Senajame testamente žodis pragaras yra hebrajiško žodžio šeol vertimas, kuris Senam testamente pasitaiko 66 kartus. Ir jis verčiamas 3 skirtingais būdais išverstas. 32 kartus išverstas kaip kapas, 31 kartą išverstas kaip pragaras ir 3 kartus kaip bedugnė. Paminėjau, kad daug sunkumų susijusių su šio klausimu kilo dėl neteisingo požiūrio į Dievo žodį. Dėl to, kad mintimis, jei ne žodžiais, tai bent mintimis, parodysime, kaip skaitome psalmėje, 145 psalmė 20 eilutė. Bet jis išnaikins visus nedorėlius. Dievas išnaikins visus nedorėlius. Tačiau kai kurie nepaisydami to sako, išnaikinti tai reiškia išlaikyti ugnyje, laikyti kankinime amžinai, kad amžinai velniai kankintų. Taip pat ir daugelis iškraipė žodį mirti. Žodį mes skaitome šventajame rašte, siela, kuri nusideda, mirs. Ezekielio 18:20. Tačiau kai kurie iškraipo Dievo žodį ir galvoja, kad šventas raštas žodį mirti reiškia visai nemirti, o reiškia gyventi kančiose. Gyventi kančiose, kankinant velniams. Panašiai yra su žodžiu pražūti. Skaitome šventajame rašte, kad bedieviai pražus, psalmė 37:20. O kiti sako, kad pražūti reiškia išlikti. Ir kad jie bus amžinai kankinami. Pirmą kartą žodis šeolis pasirodo
kai kalbame apie patriarchą Jokūbą ir 12 jo sūnų. Du jauniausi sūnus, kilnesni už savo brolius, buvo Jokūbo mylimiausi. Jo mylimiausias Juozapas, apsirengęs gražiu įvairiaspalvių drabužių, buvo pasiųstas pas brolius, kurie toli nuo namų ganė avis, kad atneštų jiems skanėstų ir žinių, kaip jiems sekasi. Įsiutę ir iš pavydo, broliai iš pradžių ketino jį nužudyti Juozapą, bet galiausiai pardavė izmaelitams, kurie savo ruoštų pardavė jį egiptiečiams. Jų šalyje Dievo apvaizdos rūpesčių Juozapas po daugelių metų tapo valdovu, nusileidžiančiu tik karaliui. Tačiau broliai paėmė Juozapo drabužį, sutepė jo ožiuko krauju ir nunešė pas Jokūbą. Ir klausdami, ar jis atpažįsta savo sūnaus drabužį. Jokūbas sako, šis drabužis yra mano sūnaus. Jį prarijo piktasis žvėris. Iš tiesų, gedėdamas nužengsiu paskui sūnų į Šeolį. Pradžiaus knyga 37-35. Į Šeolį, tai reiškia, žodis Šeolis reiškia kapą. Ką jis norėjo to pasakyti? Ar kalbėdamas apie Šeolį jis turėjo omenyje kančių vietą? Ar jis tikėjo, kad Juozapas, jo sūnus, ten nuėjo ir kad jis, Jokūbas, taip pat nori gedėdamas ten nueiti? Neatsakome. Jis suprato, kad Juozapas tikrai mirė ir kad liūdės dėl savo mylimiausio sūnaus visas likusias gyvenimo dienas. Ir pats nueis į mirtį, į Šeolį, į pragarą, į kapą. Taigi, neteisingai išversta žodis Šeolis Senajame testamente reiškia kapą, bet ne pragarą. Žodžio pragaras išvis nėra tokio žodžio šventajame rašte. Antrą kartą šis žodis pasirodo šiek tiek vėliau istorijoje, kai broliai išvyko į Egiptą nusipirkti grūdų, nes Kanano žemėje kilo badas. Jiems reikėjo ten nuvykti apsirūpinti atsargomis. Tačiau jie pranešė Jokūbui, kad to krašto valdovas, kuriame reikalavo, kad pasiimti su savimi Benjaminą, savo brolį, kurį Jokūbas ypač mylėjo. Jokūbas nenorėjo, kad Benjaminas su jais vyktų. Ir ką Jokūbas pasakė? Ką jis pasakė? Kad jis skaitome pradžios knygoje, kad jeigu Benjamino jie negrąžins, jis su sielvartu nueis į Šeolį, į pragarą, į biblinį pragarą. Biblinis pragaras tai yra kapas. Jobas, toliau einame, kalbame apie Jobą. Jobas vienas iš iškiliausių Senojo testamento figūrų. Jo labiau minimas kaip Dievo numylėtinis. Jis pateikė labai reikšmingą prašymą, kad galėtų. Jis kentėjo, patyrė daug kančių. Ir jis prašė Dievo, kad galėtų nueiti į Šeolį, į kapą. Nenuostabu, kad šis žmogus, vargšas žmogus, jis nenorėjo nusižudyti, jis žvelgia į mirtį kaip į pagalbą nuo kančių ir rūpesčių, kurias Jobas patyrė. Taigi Jobas neprašė, kad nueitų į pragarą ir kad jį ten amžinai kas nors kankintų, bet kad galėtų nueiti į kapą, kad galėtų numirti.
Jobo 1 skyrius nuo 6 iki 22 eilutės. Taigi visą jo kūną apdengė votis nuo galvos iki kojų. Taigi jo draugai ir kaimynai, vietoj to, kad jį paguostų, jie ėmė kalbėti prieš jį, kad Dievas jį nubaudė, jis yra bedievis. Taigi, vietoj to, kad padėti, draugai ir kaimynai, užuot jį paguodę, dar jam dadėjo vargų. Pasakė, kad jis veidmainiauja, kad Dievas jį demaskavo, parodė, kad jis yra bedievis. Veltui Jobas tvirtina esąs nekaltas. Kreipėsi į viešpatį, kol galiausiai viešpats paskelbė nuosprendį. Palanku Jobui, o nepalanku jo draugams. Tačiau, lyg tai būtų maža visų šių vargų, žibalo į ugnį dar įpylė jo žmona, kuris sakė, tu esi Dievo prakeiktas, turėtum mirti. Taigi tuomet vargšas Jobas pakėlė akis į dangų ir meldėsi Dievui. Tegul paslėpia mane Dievas Šeolyje, kape, kol praeis tavo rūstybė. Jobo 14:13. Skaitome Jobo 14 skyrius 13 eilutė. O kad paslėptum mane kape ir laikytum paslėpęs, kol praeis tavo rūstybė, nustatytam laikui praėjus, vėl mane atsimintum. Ar kas nors apdovanotas sveiku protu mano, kad vargšas Jobas, išgyvenęs visas šias kančias nelaimės, prašė Dievo įmesti jį į amžinų kančių vietą, į tą Šeolį, kad jis būtų velnių žaislas ir velniai jį kankintų? Ne, tokia prielaida yra absurdiška. Matyt, Jobas prašė, kad jis nori mirti, kad jis nori nueiti į Šeolį, į kapą, į tą biblinį Šeolį, mirties būseną. Taigi Šeolis visai nėra amžinų kančių vieta. Tačiau Jobas turėjo vilties ateičiai. Jis nenorėjo sunaikinimo. Ir skaitome Jobo 14 skyrius 13 eilutė. O kad paslėptum mane kape, laikytum paslėpęs, kol praeis tavo rūstybė, nustatytam laikui praėjus vėl mane atsimintum. Ir 15 eilutė. Tu šauksi ir aš atsiliepsiu, tu elgėsies savo rankų kūrinio. Taigi čia yra ir viltis. Taigi tai apima ir visą žmoniją. Žmonijos nuosmukį, kuris jau 6000 metų. Ir Jobas sako, kol praeis tavo rūstybė. Taigi Adomas nusidėjo ir visa žmonija papuolė į nelaimės, į karus, į nesėkmes, degradaciją. Bet Jobas sakė, Jobo 19 skyrius, 25 eilutė. Nes aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, kad jis atsistos galiausiai ant žemės. Jobas suprato, kad atpirkėjo darbas yra pašalinti prakeikimą, pašalinti mirties tą būseną. Ir kad ir teisingi, ir visa žmonija, taip kaip ir Jėzus pasakė, nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kurio visi, kurie yra kapuose, išgirs jo balsą ir išeis. Visi, kurie yra kapuose, ir pats Jėzus tai pasakė. Ir Jobas sako, kol praeis tavo rūstybė.
Mes dabar gyvename rūstybės metu, priespaudos ir nelaimių metu. O kaip jį praeis, ateis tūkstantmetinis Dievo karaliavimas. Jobas prašė, o kad paslėptų mane Šeolyje. Taip pat prisimename į Dovydo maldą, išlaisvinam iš mirties psalmė 6:5-6 eilutė. Išgelbėk mane dėl savo gailestingumo, juk mirtyje tavęs niekas neprisimena ir kape, tai yra Šeolyje, kas tave išpažins, kas tave garbins. Taip pat prisimename gerąjį karalių Ezekiją, kurio gyvenimas, kuris meldėsi Dievo, prašė Dievo, kad Dievas jį prisimintų, nes artėjo jo mirties momentas. Ir Dievas dar jam pridėjo 15 metų. Dėkodamas viešpačiui jis tarė, juk ne kapas, ne Šeolis tave šlovina ir ne mirtis tave šlovina. Taigi Izaijo 38:18. Štai viena iš Saliamono įkvėptų dažnai cituojamų patarlių. Pamokslininko 9 skyrius 10 eilutė. Ką tik tavo ranka randa daryti, imk ir daryk. Pagal savo galimybės. Tačiau retai girdime likusią tos citatos dalį, kur sakoma taip, nes nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties, Šeolyje, į kurį tu eini. Taigi kape nėra nei minčių, nei supratimo, nei darbo. Tai yra, kai žmogus užmiega, jis tikrai miega žemės dulkėse ir laukia pažadinimo ryto. Jo siela neskraido, nes pats žmogus yra ta gyva siela. Siela, kuri nusikals, mirs. Šventas raštas taip mokina, kad siela tai yra pats žmogus. Koks racionalus šis teiginys ir kaip tinkamai apibūdinamas pragaras Šeolis, į kurį jau daugiau kaip 6000 metų keliauja visa žmonija, geri ir blogi žmonės, į jį keliauja visi. Ir Dievas jiems paruošė prisikėlimą per Jėzų Kristų. Būtent jų ši pažadinimo akimirka bus sekanti po to, iš karto po jų mirties Šeolyje, po mirties kape. Nes mirtyje nėra nei žinojimo, nei pažinimo, nieko. Ir koks nuostabus pasirodys Dievo gerumas, gailestingumas, kai žmonės bus pažadinti iš gilaus miego ir pažins Dievo gerumą. Kad vietoj velnių ir kančių, kad jie visai negyveno kančių vietoje kažkokiame tai pragare, bet jie miegojo žemės dulkėse. Ir Dievas per Jėzų Kristų išlaisvins iš to kalėjimo, iš kapo kalėjimo. Ir išlaisvins mirties belaisvius. Prikels juos ir karalystės metu, kai žemė bus pilna viešpaties pažinimo, taip kaip jūra vandenų. Šėtono nebebus, blogis bus surištas ir karų daugiau niekada nebebus. Tuomet visa žmonija bus mokinama tiesos ir teisingumo. O dabartiniu metu, žinoma, renkamos ištikimųjų klasės karalystės darbui. Dievo karalystės darbui. Net 5 klasės paminėtos: Kristaus bažnyčia, senieji vertėjai, jaunieji vertėjai, didžioji minia, dabartinė klasė pasišventusių. Tai tie būsimi žmonės ateityje, kurie vykdys karalystės darbą. Dabartiniu metu visi žmonės miega tame Šeolyje, kape. Šeolis
graikiškai yra Hades. Taigi, kalbėjome Seną testamentą, Naujam testamente yra panaudotas žodis Hades, kuris reiškia tą patį – kapas, mirties būsena. Pavyzdžiui, Psalme 16:10 cituojama, Petras cituoja Naujam testamente. Petras cituodamas sekminės dieną apaštalų darbuose sako, tu nepaliksi mano sielos kape, tai yra Šeolyje. Toliau šventasis Petras aiškina, kad Dovydas tai pasakė ne apie savo sielą, bet apie Jėzaus sielą. Jėzus kaip siela buvo miręs ir 3 dieną buvo pažadintas iš kapų. Taip ir viešpats kalba apie prisikėlimą. Kalba, kad visa žmonija bus pažadinta iš kapų. Jėzus buvo pažadintas 3 dieną. Taigi koks paprastas ir aiškus šis klausimas bibliniu požiūriu, jeigu žiūrime. Kad tokio žodžio pragaras visiškai nėra šventajame rašte. O Senajame testamente panaudotas žodis Šeolis, kuris reiškia kapą. O Naujam testamente panaudotas žodis Hades, kuris reiškia tą patį. Paimkime kitą iliustraciją. Pranašas Ozėjas skelbia. Ozėjo 13 skyrius 14 eilutė. Iš kapo, tai yra iš Šeolio, rankos juos išgelbėsiu. Iš mirties juos atpirksiu. O mirtie, aš būsiu tavo mirtis. O kape, tai yra Šeoli, aš būsiu tavo sunaikinimas. Aiškiai pasakyta Ozėjo pranašystė, kad mirtis, kaip tas pragaras, bus sunaikinta. Ta būsena kaip mirtis karalystės metu nebebus, nes visa žmonija bus pažadinta iš kapų. Visi bus mokomi tiesos, teisingumo. Tie, kurie priims Dievo nurodymus ir patvarkymus, jie galės gyventi amžinai ant žemės. O tie, kurie nepriims, bus nubausti mirtimi, nes nuodėmės alga mirtis. Romiečiams taip rašoma, ne amžinos kančios pragare, bet mirtis. Ir 1 Korintiečiams 15:55 rašoma, apaštalas Paulius cituoja šią ištrauką didžiajame savo traktate apie prisikėlimą ir sako, kur mirtie yra tavo geluonis, kur pragare arba Hades tavo pergalė. Kas gali būti paprasčiau ir aiškiau? Tai reikia mums išpūsti dūmus iš tų viduramžių klaidų, iš mūsų supratimo akių. Leisti tikrai šviesai šviesti iš įkvėptojo Dievo žodžio ir aiškiai mums kalbėti, kad Dievo žodis mums aiškiai kalbėtų, aiškiai mums mokintų. Taigi šventajame rašte mes nerandame, kad tokia teorija pragaras būtų. Taip pat ir skaistykla. Tos visos teorijos atėjusios iš viduramžio laikų. Taigi, meilės pilnas Dievas nė vieno nekankina. Argi Dievas, kuris pasakė mylėti savo artimą, pats nemyli ir kankina priešus? Dievas pasakė, kad mylėti net priešus. Argi tas, kuris sako mylėti priešus amžinai kankina pragare? Nuodėmės alga yra mirtis, pati didžiausia bausmė, kad nedorėliai bus nubausti mirtimi amžinai, o teisieji paveldės žemę. Taigi,
Šventame rašte kalbama apie ir amžiną gyvenimą danguje, ir amžiną gyvenimą ant žemės. Kad tam tikros klasės buvo išrinktos gyvenimui danguje, o kitos klasės gyvenimą žemėje. Pats Jėzus pasakė: palaiminti, kurie kenčia dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė. Palaiminti romieji, nes jie paveldė žemę. Mato Evangelijoje 5 skyrius 5 eilutė ir 10 eilutė. Jeigu kils daugiau klausimų, apsilankykite puslapyje biblijos-vėliava.lt. Užduokite klausimus, atsakysime jums ir atsiųsime jums literatūros. Likite su Dievu.